Sveiki, mėly jaučiai. Na, ši savaitė nebus jums labai lengva, kadangi planetos biškutės įsukusios į jūs nugarą, taigi teks daugiau pasistengti, kad jaustumėtės komfortabiliai. Pirmiausia, noriu perspėti, kad nekonfliktuokite darbe. Būtent darbe, veikloje ar tai hobio klasėje, kadangi konfliktai gali kilti lygioj vietoj. Sudėtingiausia bus 8 diena, nes neužmirškite taip, kad nuo 2 iki 8 dienos prognozė. Tai vat netgi tai bus jau sekmadienis, bet vis tiek tas konfliktiškumas tiesiog gali pasiekti piką. Kitą savaitę jau atsigausite. Taigi, šią savaitę nepalanku iš vis nieko pradėti. Tai yra netgi gydytis, jeigu jau yra galimybė, analizus darykitės, bet jau procedūros kažkokias, tai ten, jeigu nėra būtinybės, jeigu tai nėra trauma, geriau atidėti vėlesniam laikui. Taip pat reikia žiūrėti labai dėl meilės reikalų, kadangi meilės reikaluose galite netyčia paslysti dėl taupumo, pavyzdžiui, dėl kitokių kažkokių tai dalykų, gal dėl nutylėjimo, nes jaučiai labai dažnai mėgsta taip nutylėti liktai, bet iš tikrųjų galima traktuoti kaip apgavystę ar melagystę. Taigi, mėly jaučiai, būkite išmintingi ir stenkitės, kaip sakant, lygioj vietoj nepaslysti. Labiausiai seksis tiem, kurie kuo mažiau bendrauja su žmonėmis. Na, tai tie, kurie sėdi prie kompiuterio, prie popieriukų, gal buhalteriai, kompiuteristai, tiem, kuriem nereikia bendrauti. O jeigu jau esate politikai, ar šiaip visuomenininkai, ar paskaitininkai, ar nuomonės formuotojai, tai turite ypatingai būti atsargus, kadangi labai toks pavojingas metas. Taigi, mėlieji, jūs laukiate kitos savaitės, kuri bus puiki, o šią savaitę saugotės netgi savo šešėlio. Taigi, mėlieji, iki kitos savaitės, ate, ir neužmirškite mūsų palaikyti, spausdami patinka ir, aišku, prenumeruodami mūsų kanalą. Iki.